Pilki ir morališkai pasenę. Būtent taip daugelis jaunų žmonių apibūdina miegamuosiuose rajonuose dešimtmečius tūkstančius senus daugiabučius. Kol vieni pirmai progai pasitaikius sprunka į naujesnės statybos būstus, kiti ryžtasi rimtiems pokyčiams ir užsibrėžia atgyvenusi sovietinį butą paversti jaukiu ir atitinkančiu šių dienų poreikius. Šiaip iš tikrųjų tai dažna situacija. Savo gyvenamoje vietoje, kuri jiem yra įprasta ir vaikam ir mokyklos įprastos, draugų ratas, infrastruktūra su parduotuvėm, poliklinikom, viskas yra patogu, pažįstama aplinka, tai žmonės ryžtasi geriau investuoti, imdami paskolą, susitvarkyti kapitaliai tą senąjį būstą, pasidaryti, pritaikyti labiau šiuolaikiškiem poreikiam ir pasilieka toj aplinkoje, nes perkant naują niekada irgi nežinai, ką rasi ir tą rasti būstą, kuris tikrai tiktų visom prasmėm, tai irgi nėra taip paprasta. Griauti, stumdyti pertvaras, jungti virtuvę su svetainė, vonios kambarį su tualetu, o balkoną paversti lodžiją. Daugeliu atveju visą tai įmanoma įgyvendinti net ir sename daugiabutyje. Tačiau kaip atlikti kapitalinį remontą, kad po jo kaimynų butuose neįskiltų sienos ir netektų aiškinti su statybos inspektoriais. Iki 10 metų reikėjo statybos leidimą išduoti, tai dabar kurį laiką dar buvo rašytiniai pritarimai, jeigu būta tokiu būdu remontuoja. Dabargi nebeliko nieko, jau leidimo kaip ir nereikia iš savivaldybės gauti, tačiau yra projektas privalomas ir privaloma pagal civilinį kodeksą gauti bendraturčių sutikimą 50+1, kadangi jeigu, sakykime, griauna sieną arba ten iškala skylę kažkokią, tai yra bendro naudojimo konstrukcijos, tai privalo bendraturčių gauti sutikimus. O į savivaldybę jau kaip ir neina. Nebent tai būtų kultūros paveldo objektas, tai tada jau su kultūros paveldu reikia derinti ir panašiai. Jeigu atliekant kapitalinį remontą, o ir paprastojo remonto atveju, jeigu yra keičiama pastato išvaizda, tuomet jau reikalingas rašytinis pritarimas savivaldybės administracijos tokiam projektui. O pastato išvaizda laikoma, kad keičiama, jeigu stiklinamas balkonas, jeigu užmūrijamos esamos angos, keičiama pastato fasado danga, na ir panašus darbai arba montuojama kažkokia įranga ant pastato fasado. Tai va žmonės irgi gyveno šitam bute tikrai seniai. Nebuvo remontuotas nuo to laiko, kada jau jie įsikraustė, vaikai paaugo, berniukai du, norėjo, kad jie tilptų į vieną kambarį, reikėjo kambario atskiro kaip darbui ir net nebuvo vietos kaip atskira miegamajam tėvų. Ir žinoma, labai netilpo nei knygos, nei daiktai. Toks mažas tualetukas su maža vonia, kur skalbimo mašiną atstatyti. Grinai tokios pasidėjimo, išsiplanavimo problemos buvo, kad nesugalvojo, kaip tą daryti, už tai kreipėsi pagalbos ir pamatysim, kokie rezultatai. Bjaurų jančiuką paversti baltą gulbę užtruko. Remontas tęsiasi net pusę metų, kadangi prireikė ne tik keisti visus baldus ir grindis, bet ir koreguoti buto išplanavimą. Nuspręsta šiek tiek susiaurinti koridorių ir jo sąskaitą padidinti vonios ir tualeto kambarius, kurie šiame sename daugiabutyje buvo suprojektuoti itin maži. Kiek man teko tokiuose butuose daryti, labai kreivas yra ir sienos, ir grindys yra duobėtos, ir norint gražiai pasidaryti kokybiškai, kad tos grindys nebanguotų, net šoktų parketlentės ar kita danga, tai jas tenka lyginti ir sienas tenka lyginti, kad baldai nebūtų su plyšiais pastačius kažkur, tai tarpai neatsirastų. Tai iš tikrųjų tos senos statybos dažnai turi tokių problemų, čia jau darant kapitalinį remontą, tą reikėtų įsivaizduoti, kad tam reikės ir laiko skirti. Šiame bute neprireikė griauti vadinamųjų laikančiųjų konstrukcijų. Pakako perstumti kelias pertvaras ir atverti virtuvės zoną, praplatinant įėjimą. Visgi dizainerė tikina, kad bet kuriuo atveju geriausia kreiptis į patikimą konstruktorių, kuris parengtų projektą. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, griaunant sieną tarp virtuvės ir svetainės, gali tekti šią vietą specialiai sutvirtinti. O jei identiškus remontus jau pasidarė virš jūsų ir po jumis gyvenantys kaimynai, galbūt konstruktorius griauti sienos iš viso nerekomenduos. Jeigu konstrukcija pažeidžia ją sutvirtinti, tai konstruktorius turi padaryti atitinkamą, projektą, tai jis pasirašo, jis turėtų ir atsakyti. Manyčiau, kad ekspertizė irgi kaip ir
būtų reikalinga, nes jeigu visi būtai pradės griauti visas sienas ir vienam aukšte ir po vieną eilę, tai nemanau, kad tai yra saugu. Projektuotojas, rengdamas projektą, ir turi išsiaiškinti esamą būklę pastato. Ir projektuotojas atsako, kad jo parengtas projektas atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad pagal tą projektą atlikti darbai nepakenks pastato konstrukcijom. Specialistai neslepia, kad Lietuvos didmiesčiuose gausu tokių butų, kuriuose kapitaliniai remontai padaryti be jokių projektų. Tokie atvejai išaiškėja įskundus kaimynams ar nusprendus tokį butą parduoti. Tie, kurie turėjo leidimus, tai jie visi registrų centre užsiregistravo, nes tada pasidarai inventorinę bylutę pagal tai, kaip tu gavai leidimą ir jį įsiteisini, tai jokių problemų nėra. Bet jeigu tai padaryta, aišku, savavališkai, tai jau problema yra tai, kad neparduosi tu jo, nes neatitinka inventorinės bylutės. Tada jau turi arba projektą daryti, arba vėl atstatyti tą padėtį, kokia buvo. Dizainerė pastebi, kad pastaruoju metu daugėja tokių žmonių, kurie nori iš esmės pertvarkyti iš tėvų ar senelių paveldėtus senus butus. Jis skaičiuoja, kad paprastai rimtas kapitalinis remontas atsieina apie 1000 litų už kiekvieną buto kvadratinį metrą. Specialistė patarė darant remontą apgalvoti ir pastato sandarumo klausimą. Esą tai puikia proga apšiltinti apykiaurės sienas iš vidaus. 2 kambarių lauko sienos apšiltintos, kad nebūtų šalta žiemą tiesiog. Nuo to apšiltinimo pagerėjo, temperatūra pakilo, išlaiko žiemą kokiais 5-6 laipsniais šilčiau negu buvo. Dabar jau apie 21-20 ir manoma, nes būdavo ir 14-15 tik tai. Kartais neverta laukti, kol bendrijos apšiltins visą namą ir jeigu tai yra lauko siena, gal net ir kaip stogas kažkokias duoda, tai padaryti šilumos izoliaciją, kas išsprendžia irgi vidaus mikroklimatą labai pagerina ir tada irgi nebūtina bėgti nuo to, kad namas šaltas ar kažkoks yra, dėl to ieškoti kitų naujų statybų. Beje, anot dizainerės ir kai kurie senos statybos butai yra netgi geresnės kokybės nei naujos statybos. Taigi, ypač jei pastatas yra renovuotas ir energiškai efektyvus, investuoti į buto perplanavimą verta. Netgi pakeitus durų vietą, pasikeičia viso kambario funkcionalumas, kažkokios vaikščiojimo zonos, kažkokios ramesnės kaip sėdėjimo zonos padidėja. Tai netgi ir tokių dalykų, nekeičiant iš viso sienų negriaunant, tiesiog perkeliant kitur durų angą ir tai galima išspręsti pakankamai lengvai, bet žmonės tiesiog žino, kad čia durys ir jų nedrįsta net galvoti, kad galim kitaip būtų. Tai tokių visai yra sprendimų, kur netgi galvoja, gal kad tai turi būti spinta kažkokia labai didelė, o galbūt tai užtenka kitaip ją kaip nišą panaudoti, bet tiesiog kai dažnai tą darbą darai, gal matai kitom akim negu pats žmogus gyvendamas savo bute. Kol vieni mėgina jaukiomis paversti standartinės gyvenamasis erdves, kiti dairosi neįprastų. Vakarų Europoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose įsikurti buvusiame fabrike, malūne ar net fermoje, ko ne prestižo reikalas. Šįkart keliaujame pasižvalgyti į istorinėme Kauno centre rekonstruojamą buvusį pieno kombinatą, kuriame jau netrukus taip pat bus gyvenama. Kaunas yra išsidėstęs unikalioje situacijoje. Mieste yra 2 upės, kurios į santaką, tačiau dėja palei upės turime gamyklas, dažniausiai tarybinės, gyvenamus rajonus, šabakštynus. Tai ir architektų visų svajonės, kurie buvo ruošę ankstesnius miesto bendruosius planus, buvo kaip ieškoti įvairių versijų, kaip miestą atgręžti prie upės. Ir dabar yra tolimesnis tęsinys, grąžinti miestą prie upės, yra šitas buvęs pieno kombinatas prie Smetonos 30 metais. Buvo pastatytas kaip kombinatas, kuris ruošė, tarnavo pieninės, projektavo labai garsus architektai, Kovo Kovalskis, Elsbergas, Landsbergis. Ir tos turim pastatus, kurie yra, galima sakyti, Kauno ir Lietuvos aukso amžius. Ta gražioji funkcionalistinė architektūra. Ir net pavyzdys, pavyzdžiui, kaip galima fabrikus suprojektuoti, kad jie išliktų 100 metų, turėtų savo vertę ir
toliau jie tęstų savo gyvenimą, ko negalėjai pasakyti apie tarybinius fabrikus, kurie praktiškai aplinkui, kiek čia yra, visi bus griaunami. Lietuvos didmiesčiuose vis dar gausu tokių nenaudojamų piktžaizdžių, kurios darko miesto veidą. Be to, kai kurios apleistos gamyklos yra virtusios rimtais taršos židiniais. Tuo metu verslininkai naujus projektus vysto priemiesčiuose, grobuoniškai užimdami vis platesnius žaliuosius neurbanizuotus žemės plotus. Todėl anot darnaus vystymosi ekspertų, tokių apleistų teritorijų konversijos arba kitaip tariant prikelimo antram gyvenimui nauda nepamatuojama. Visą laiką, kai architektai susiduria su paveldiniais statiniais, tai yra visai kitas procesas, tiek pačio projektavimo, tiek prieimo prie statinio, negu turint naują pastatą kažkur tai naujoje teritorijoje. Visų pirma, reikalinga atlikti ekspertizės, tiek statinio konstruktyvinės, kad išsiaiškintumėm, ką mes galime su juo daryti. Reikia nustatyti jo būklę, pažiūrėti, ar per laiką, jeigu jis buvo nenaudotas, ar jam kažkas nėra atsitikę. Ir tada jau galima pereiti prie jau projektavimo to tikrojo, išsaugant tuos elementus, kurie yra reikalingi išsaugoti. Dažniausiai tai yra kultūros paveldo departamento nustatytos vertingosios savybės, kurios būna surašytos. Ir atsižvelgdami tai mes turime pastatą prikelti naujam gyvenimui. Ir dažnai būna, kad ir pritaikyti naujai funkcijai. Kauno miesto archyvuose dar galima rasti nuotraukų, kuriuose šis pieno kombinatas veikia visų pajėgumu. Štai čia buvo šaldytuvų pastatas, kuriame buvo šaldomi maisto produktai. Čia pagrindinis pieninės pastatas, jame vyko gamyba. Visada yra toks, kaip gauni pradžią, tu gali fantazuoti įvairius išplanavimus, tačiau ta sena aplinka jin tave varžo, bet iš kitos pusės tai yra puikiausia scenografija. Nepadarysi dabar, nepastatysi tokių namų, bus kičas. O čia jie tikri istoriniai. Pasivaikščiojus po pieninės sandėlius dar galima rasti senų ledų etikečių ir senovinių medinių lentynų. Čia išlikę ir gana vertingų elementų, senų laiptinės turėklų, šimtamečių plieninių sijų bei nestandartinių formų langų. Visą tai architektai užsibrėžė išsaugoti, paverčiančias erdves itin originaliais būstais ir biurais. Kai kuriuose erdvėse atsiras dabar itin populiarūs loftai. Architektai tikina, kad jie bus artimesni tiems tikriesiems loftams, kurie praėjusio amžiaus 3-ame dešimtmetyje radosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Pavyzdžiui, tarybiniai gamykloje, jeigu įrenginėjai ten loftą, tai tas loftas toks truputį yra kaip karikatūra. Todėl, kad tie tikrieji loftai, kurios ten meka su Mačiūnu darė, tai jie ir buvo senuose fabrikuose, senuose dirbtuvėse. Ir ten yra tos senos erdvės. O tose naujuose, tai ten nėra nieko senoviško. Ten yra tik, galima sakyti, yra erdvės, nestandartinės. Tai irgi, aišku, įdomu. Bet tos istorinės auros, to istorinio konteksto, ten nėra tų. Atrodo, lyg vaikščiotum po kokius lazdynus ar žirmūnus ar ką jis toks. Žmonėm gal, aišku, tos erdvės įdomios, negali sakyti, bet vis tiek nelyginami dalykai, kurie yra senam formoje. Atsiranda tokie dalykai jautriai sujungti. Centrinės pieninės pastatas, pats pagrindinis kvartale, tai buvo ir pagrindinis gamybinis statinys. Jame vyko visi pagrindiniai gamybiniai procesai, visos gamybos linijos jame buvo. Dėl to jisai, kadangi tai gamybai reikėjo didelių erdvių, jame realiausiai bus galima įkurdinti tos tikruosius loftus. Dėl to, kad ten yra konstrukcijos, žingsniai konstrukcijų yra dideli, erdvės yra aukštos ir jame puikiai įsikomponuoja ta naujoji funkcija. Jautrumas ir išryškinimas tų pagrindinių, vertingųjų savybių, silueto, formos, langų, daug tokių dalykų, kurie yra apibriežti ir surašyti. Tai juos ir saugom. Gal mums ir neišeina taip drąsiai, kaip, pavyzdžiui, kokie olandai padaro, kurie tikrai tą renovacijas, galima sakyti, suteikia išvis naują kvėpavimą. Mes esam labiau apriboti ir suprantam, kad turime, gal mažiau turim to paveldo, turim labiau jį saugoti, tą mes ir darom. Bet aišku, tie namai turi būti gyvi, turi būti patalpos, turi būti įėjimai, tie dalykai, nes fabriko jau nebebus niekada.
Investicijos šio kvartalo rekonstrukcijai siekia apie 30 milijonų litų. 1 hektaro ploto teritoriją siekiama išlaikyti autentišką, todėl naujų pastatų čia beveik neatsiras, išskyrus erdvų parkingą, ant kurio stogo planuojama įrengti krepšinio aikštelę. Automobilizacijos lygis ir kiti gyventojų įpročiai dabar yra visiškai kitokie nei buvo tarpukariu. Taigi architektai užsibrėžia pritaikyti senąją pieninę dabartiniams poreikiams tokiu būdu, kad kurdami naują nepakenktų tam, kas yra sena ir vertinga.